Lietuvoje vagystės yra vyraujantis nusikaltimas, tai maždaug apie 70% visų registruotų įvykių susijusių su asmeninio turto grobimais, vagystėmis ir nemaža dalis iš tos dalies yra patikimas į gyvenamasis patalpas, bet dažniausiai yra vagystės iš automobilių ir atviros vagystės viešose vietose ir laisvai prieinamose vietose. Priklausomai nuo to, ar nusikaltimai, sakykime, įsibravimai į butą, į namą vykdomi ar savaitgalį, ar darbo dienomis, nuo to priklauso ir laikas, kada tai yra daroma. Be abejo, darbo dienomis, tai yra nuo pirmadienio iki penktadienio, dažniausiai vagystės vyksta dieną. Dienos metu, kai žmonės dirba, kai žmonės yra išvykę savo reikalais, o jau savaitgalį, jeigu vyksta nusikaltimas, tai jis dažniausiai jau vyksta naktį. Kadangi žmonės išvyksta ilgesniam laikotarpiu ir naktį vykdyti nusikaltimą yra truputį saugiau. Šiuo aspektu labai padėtų apšvietimas, jeigu jūs turėtumėt automatiškai įsijungiant švieselės aplink namą arba apie butą, laiptiniai, arba galų gale ir paliktumėt jai visą naktį, tai tikrai atkreiptų dėmesį ir šalia gyvenančių, jūsų kaimynų, į tai, kad dega šviesa, užsidegė šviesa, bet to ir šuo, jeigu nemiega, tai greičiau sureaguos į visą tai. Viskas priklauso be abejo nuo to, ar jūsų daugiabutis yra filmuojamas išorės vaizdo kameromis, jis kažkaip vykdoma ta reiškia priežiūra su naujoviškom priemonėm, bet apšvietimas yra vienodai svarbus kaip ir pagrindinių durų, taip ir laiptinės. Laiptinės viduje, kiekvienam aukšte, dar projektai yra numatyta, kad turi būti apšvietimas, tai jis ten turi būti. Ir taupimas būtent dėl laiptinio apšvietimas nepadės jums nei pinigų sutaupyti, nei apsaugoti savo turtą, galų gale paslysit ir nugriusit. Kai kuriuose daugiabučiuose namuose yra įrengtas laiko mechanizmas buvo, kad paspaudė vienam aukšte, pakylė į antrą arba trečią, jis įsijungia, vėl paspaudė, vėl eini. Tai buvo padaryta be abejo taupimui, tačiau šiais laikais yra įvairios lemputės, kurias taupo energiją ir, sakykime, viena lemputė atstoja 4, tai mano būtų pasiūlymas įrengti vis dėlto stacionarų apšvietimą, o blogiausia atveju be abejo nuo judesio daviklė, bet geriau, kad būtų jis visą laiką tas apšvietimas. Neįmanoma apšviesti aplink visą namą, jeigu tai yra daugiabutis, jie dažniausiai turi 5-6 laiptinės, tai ir sukontroliuoti, ar tas apšvietimas veikia, mažai įrengti, reikia jį dar nuolatos kontroliuoti, bet svarbiausia būtų apšviesti tos vietos, jeigu yra filmuojamos. Kuo geresnis būtų vaizdas. Dažnai dabar daugiabučių namų savininkų bendrijos įrengia vaizdo kameras, tačiau nepasirūpina apšvietimu. Ir kaip ir mes dėkingi, kad yra vaizdo įrašas, tačiau išbandus suolaitų negalime atpažinti tų nusikaltėlių arba tų asmenų, kurie ten pažeidinėja viešąją tvarką. Todėl prašytume tas vietas, kurios yra filmuojamos, apšviesti ir įėjimus į laiptinės. Namo numeris yra apšviečiamas, o kai kuriuose miestuose vienas namo numeris užima labai didelį plotą ir tokiu būdu palengvina be abejo specialiosioms tarnyboms atvykimą į įvykio vietas, kadangi iš tolo matosi vieta, kur tu stengiasi patekti. Taigi, jeigu jūs įrengtumėt namų numerį su pašvietimu, kažkokiu išskirtiniu, sakykime, kuris būtų matomas iš toliau, tai tikrai tai padėtų ir greičiau pareigūnai orientuotųsi sudėtingose miesto džiunglėse. Jeigu jūs jau pasirūpinot apšvietimą, jeigu jau pasirūpinot vaizdo kameromis, nepamirškite be abejo įsirengti tinkamas duris. Labiausiai, sakyčiau, tinkamos duris būtų aktualios visiems, kurie gyvena aukščiau pirmąjį aukštą ir asmenims, kurie gyvena nuosavose namuose, kotedžuose arba panašiai. Kadangi į pirmo aukšto butus dažniausiai vis dėlto yra patenkama pro langą, o jau antram, trečiam, ketvirtam jau tada pro duris. Tai jeigu jūs gyvenate antram ir aukščiau, tai pasirūpinkite, prašau, metalinėmis durimis, galų galėtum pačiom mediniam durim, tačiau spyna turi būti ne viena. Yra pagrindinis klausimas ir pagrindinis aspektas, kuo daugiau kliūčių. Jeigu jūs padarysit 2 spynas ir dar vienas klausimas, prašau naudotis tom 2 spynom, kadangi vien tik tai turėti 2 spynas ir neužtenka, reikia jomis ir naudotis. Jeigu bus 3, tai užtruksit ateinant namo minutę ilgiau, tačiau tikrai jūsų durų niekas nelauš. O name
tos durys jau turi mažesnę žymiai reikšmę, kadangi yra žymiai daugiau patekimo būdų, tai yra langai, rūsys ir panašiai. Iš tikrųjų, tokių duomenų nėra, bet kaip galėčiau jums pateikti kaip pavyzdį, visuose naujos statybos daugiabučiuose namuose yra metalinės durys. Šarvuotos, jos nešarvuotos, jos yra metalinės. Taip? Bėda yra tokia, kad jis yra užsakomas pas vieną gamintoją ir spynas gamina vienas tas pats gamintojas. Todėl yra žymiai lengviau pritaikyti tam vieną arba kitą raktą tam durim. Jeigu pirkčiau būtą, aš spynas būtinai pakeiščiau. Tas, kurias įstatė statybininkai, aš jas būtinai pakeiščiau. Ir ne dėl to, kad aš nepasitikiu būtent tai statybininkais, o dėl to, kad kaip taisyklė tai nėra aukščiausios kokybės ir saugumo daiktas, tai yra daugmaž ekonominės klasės, jeigu neprastesnis užraktas. Ir tą užraktą yra visada lengviau sulaužyti. Na, jeigu jūs turite vieną spyną ir ten yra įleidžiama paprasta spyna, tai, na kiek, sakyčiau, užtenka ten 10 sekundžių. Jeigu jūs turite standartinės šarvuotas duris, vėlgi užtenka pragręžti vieną skylutę, ta spyna subirės. Ne? Tai, kiek tas 12 sekundžių gal. Jeigu jūs turėsite 2 spynas, tada 30 sekundžių. Iš tikrųjų, supraskit, kad asmenys vykdantis vagystes iš gyvenamųjų patalpų yra savo darbo profesionalai. Tai nėra atsitiktiniai žmonės, kurie nusprendė apvogti jūsų butą. Jie žino apie tokių durų ypatybės, kartais netgi nuperka tokias pačias spynas. Sakykime, jeigu yra šiuo metu kvartalas, nežinau, Narės gatvėje ten, ar kaip jos vadinasi, ten Skrusdėlynas, kaip, atsiprašau, vadina. Sakykime, visos durys ten yra vienodas. Pas vieną gamintoją užsakytos. Užtenka vienas durys nupirkti, sužinot, kur reikia pragręžti, kur yra laikymo mechanizmai, kur yra silpniausios vietos. Ir tu gali netrukdomai, jeigu turi tokį polinkį į nusikalstamą veiką, netrukdomai laužyti duris ten metus, nes būtų yra iš tikrųjų daug. Tai siūlyčiau vėlgi pakeisti spynas. Priklausomai nuo to, kokią spyną jūs esate sumontavę, priklausys ir jų, reiškia, patikimo, bandymas jas sulaužyti, bandymas patekti pro tas spynas. Tai jeigu spynus yra, jų kokybė yra, sakykime, žemesnė arba jos iš vis nieko nevertos, tai bus bandoma parinkti raktą, bus bandoma jas sulaužyti paprastom replėm, o jeigu yra aukštesnės kokybės, tada analizuojamos visas bendras mechanizmas, bendros durys, kur jos yra sumontuotos, kadangi patikimas ir parinkimas raktų tokiom durim yra žymiai sudėtingesnis, todėl lengviau jas pragręžti ir sakykime, sugadinti mechaniškai. Tai nuo to ir priklausys, priklausom, ką jūs sumontuosit. Tik tai noriu pasakyti, kad jeigu gręš, tai girdės visas namas, tai geriau, kad gręžtų. Įmontavus papildomas spynas prie tų, kurias jau sugalvoja gamintojai, jūs be abejo padidinsit savo saugumą ir tokiu būdu apsunkinsit patekimą į jūsų gyvenamasis patalpas. Jeigu jūs vis dėlto neturite galimybės įsirengti metalinės durys arba sunkiai veikiamų spynų, tai yra dar toks vienas būdas, kai jūsų durys yra senos ir medinės, tai kartais buvo laužiamos staktos. Tai yra, kaip sako rusai, protifloma net prijoma, tai buvo imama metalinis vamzdis, jo buvo bandoma išlaužti, tiesiog išlaužti tas durys. Tačiau vėlgi keičiantis ir durim, ir statybų technologijom, šiuo metu tai nėra jau labai aktualus nusikaltimas, bet sustiprinti staktas yra iš tikrųjų nesunku, iš vidaus reikia pragręžti skylutę, reikia įdėti tam tikrą varžtą senukose nupirktą ir tai jau bus pakankamai didelė paspirtis. Iš tikrųjų, atsiradus koduotoms durims, mes turėjome didelę labai problemą, kadangi buvo labai mums apsunkintas patikimas. Ir tai
Tai, kad policija nepateks, tai dar pusė bėdos, bet jeigu nepateks greitoji, nepateks gaisrininkai, jie bent jau turi įrangą, ne, tai mums buvo labai sudėtingas patikimas. Galų gale žmonės suprato, kad įrengimas tokių spenų gali apsunkinti specialiųjų tarnybų patikimą. Tada vėlgi atsirado kita problema, kad paskambinus buvo prisistatoma policija, gaisrininkais, ten, nežinau, pašto darbuotojais. Žmonės jau nebeklausdavo, ar tikrai, parodykit pažymėjimą, dar kažką tai. O sumontavus pigę tokią sovietinį spyną, kur reikia paspausti 3.8 ir po to paimti pieštuką ir užrašyti kairiai pusiai virš kairio durų kampo, kadangi name gyvenantys senyvo amžiaus žmonės ne visada prisimena, tai jie ateina, pasižiūri. Nu, bet jeigu aš tai žinau, tai visi tą žino. Nes šiuo metu man patekti į bet kokį namą praktiškai nedaro jokių kliučių, kadangi kažkur tai vis tiek kažkas tai užrašo, vienas iš gyventojų. Labai geras dalykas yra vaizdo kameros, telefonspynės, bet tai yra be abejo prabangos dalykas, tai kainuoja pinigus, bet jeigu jūs investuojate savo saugumą, tai anksčiau ir vėliau atsipirks. Be abejo, yra dar ir tos spynos, kur yra individualus kiekvieno būto kodas ir patekti jau praktiškai yra neįmanoma, kadangi netgi tas liežuvėlis yra apsaugotas, tačiau vėlgi lieka toksai paprastas, elementarus, žmogiškas dalykas, kaip ateis ir prisistatys greitąją pagalbą, prisistatys gaisrininkų, prisistatys vandentininkų, tai mes norėtume paprašyti, kad jūs vis dėlto nepatingėtumėt ir išeitumėt, pasitiktumėt tos žmonės. Mes, policininkai, irgi negalim patekti. Mums tai irgi sudėtinga. Bet jeigu kažkas išeitų į mus, pažiūrėtų ir paprašytų pažymėjimus parodyti, mes tikrai džiaugtumėmės ir dar pasveikintumėm tos žmonės, kad jie rūpinasi savo saugumu. Tai nepatingėkit, prašau, jeigu jums skambina, prisistato, išeikit, prašau, į laiptinę ir pažiūrėkit, ar iš tikrųjų įėjo į namą tas, kuris prisistatė. Durų kodus žino paštininkai. Paštininkai, šiukšlininkai, reklamos dalintojai, kurie vaikšto, o žinot, nereikia, nėra vėlgi sudėtinga, nes gyventojai dažnai užrašo ant sienos. Yra po kairį pusę, dažniausiai kairį pusėj atėjus, užrašytas yra kodas, ateini paspaudi. Dar vienas toks dalykas, kai yra pigios spynos, su laiku labai dažnai reikėtų keisti kodą. Nes lieka purvo žymės ir, sakykime, 2 arba 3 skaičių kombinacijai atspėti, nežinau, 3 sekundės tam. Ateini iš toliau, pažiūri, tinkamas apšvietimas, kur yra purvas, reiškia tie 3 skaičiai. Tai mes labai norėtumėm, kad asmenys gyvenantis pirmosiuose aukštuose daugiabučiuose namuose pasirūpintų savo langų apsaugą papildomai, kadangi gamintojai nėra numatę ir dažniausiai dar pastatyti tie langai yra seniau, nėra numatę tinkamos apsaugos nuo įsilaužimų ir iš tikrųjų lengviausia yra patekti pro plastikinius duris, pro plastikinį langą, sudėtingiau yra dėl medinio lango, bet tik todėl, kad tai yra daugiau triukšmo ir jisai lūžta. O plastikinis langas atsidaro be jokio triukšmo per 7-12 sekundžių, tik tai reikia žinoti tinkamą vietą, kur įkišti tinkamą įrankį. Aš negaliu reklamuoti įvairių įmonių pavadinimų ir jų sprendimų, tačiau iš tikrųjų patį pigiausią, patį paprasčiausią sprendimą galiu pasakyti. Tai yra nueiti į senukus, nupirkti sklastį tokį, kai buvo prie sovietinių langų, ir įmontuokit tokį sklastį. Nupirkit jį baltą, nupirkit jį rūdą, nupirkit jį kokios norit spalvos, įmontuokit tokį sklastį ir niekas jums durų to lango neatidarys. Jeigu tai liečia butą, tai sakyčiau apie 75% visų vagysčių yra įvykdoma pro langą. Kadangi tai yra lengviausias patikimo būdas. Norėčiau vėlgi dar kartą pakartoti, kad pirmo aukšto gyventojai turėtų pasirūpinti saugumu, tačiau aš grotų asmeniškai nerekomenduoju. Kadangi gyvenimas yra mūsų ilgas ir tame gyvenime visko gali atsitikti. Gali atsitikti gaisras, gali būti reikės staigiai pasišalinti į butą, galbūt reikės labai greitai jį patekti. Tai išdaužus langą jūs į jį nepateksit. Jeigu jūs negalėsite išeiti iš namo, degs laiptinė ir jūs negalėsite iššokti pro langą,
arba jūs negalėsite atidaryti gaisrininkui, negalėsite prieiti prie kopėčių. Aš nesu šalininkas grotų ir niekada niekam jų nesiūlysiu, kadangi tai gali kada nors kainuoti jūsų gyvybę. Iš tikrųjų, geriau saugoti iš vidaus ir paprasčiausiais mechaniniais būdais. Gyvenant pirmam aukšte ir turint balkoną, netgi būnant nusikaltėliu, tai yra didelis pliusas. Nes kai aš stoviu balkonė, tai niekas manęs neįtarė. Nieko. Aš stoviu balkonė, rūkau. Nu, kas ten žino, mano, čia namas, ne mano. Jeigu aš stoviu prie virtuvės lango ant kopėčių, va, visiems klausimus, ką aš ten darau. Vėl, jeigu turit balkoną dėl stiklinimo, čia jūsų asmeninis reikalas, tai nieko nepadės saugotis nuo vagystės. Čia daugiau priklauso nuo jaukumo, nuo patogumo, nuo šilumos. Kadangi vis tiek balkonų langai yra dažniausiai labai pigus, jų apsaugos lygis yra žemas. Vėlgi, balkonas tai yra papildomai durys. Tai jeigu jūs apsaugosit virtuvės durys, jeigu jūs įdėsit sklastą arba mechaninę kitą kažkokį tai trukdį atidaryti jums langą miegamajame, nepamirškite, prašau, balkono durų. O papildomai, aš nemanau, kad balkono stiklinimas galėtų jums kažko padėti. Gyvenant individualiam name, pirmo aukšto langai dažniausiai yra žymiai didesni negu vidutiniškai bute. Galiu tą patvirtinti iš savo asmeninės patirties, bet patekimas ir tų langų laužimas yra visiškai vienodas. Saugiausias be abejo langas yra į rūsį koks nors 50 ant metro maksimum arba, sakykime, 50 ant 70. Tai yra saugiausi langai, kadangi kuo mažesnis langas, tuo sunkiau jį išlaužti. Bet jeigu langas jau yra standartinis, kaip, sakykime, daugiabučio namų virtuvėje, tai dabar jau jokio skirtumo. Ar jisai bus 2 ant 2, ar jisai bus 2 metrai ant 2 metrų, ar jisai bus standartinis virtuvinis. Todėl šiuo atveju nepamaišytų ir be abejo būtų didelė pagalba, nors tai ir kainuoja kažkokius tai pinigus, yra specialios plėvelės, kuriomis galima apklijuoti langą, jos yra nedūžtančios. Kadangi kuo didesnis langas, tuo didesnė, nu bent jau man, jeigu aš būčiau nusikaltėlis, aš tikrai nevargčiau su tais rėmais, aš įmesčiau plytą, įeičiau ir išeičiau. Visi mes žinom apie Vilniuje veikusią tokią grupę asmenų, kurie vykdė žaibiškas vagystes, kurie buvo seniai jau neutralizuoti ir šiuo metu, ačiū Dievui, tokių nusikaltimų nėra, bet užtrukdavo jie iki 12-15 sekundžių, išnešdavo iš prekybos vietų po 15-20 kompiuterio, arba telefono, arba dar kažką. Tai įsivaizduokit, kad jūsų namas yra toks pats ofisas su tokiu pat langu. Įmeti plytą, įbėgi, čimpiką papuola ir pasišalini. Tai vėlgi asmeniškai nesu apklijavęs tokią plėvelę, bet jeigu turėčiau tokią galimybę, tai tikrai tai padaryčiau. Yra dar vienas apsaugos būdas, tai yra užleidžiamos lauko žaliuzės arba ten vyniojamos, arba dar kažkaip, bet situacija tokia, kad reikėjo patekti mums į aukso saloną, auksinių dirbinių saloną, atlikti kratas, savininkai labai prieštaravo tam, sakė, kad neįleis mūsų ir neįmanoma patekti. Jau užtrukom apie pusę minutės, patekom be abejo, todėl kad parduodant auksą jie vis tiek labai stipriai taupė. Nupirko pigiausiai iš pigiausio, ką galima, tai yra vos ne tų žaliuzių imitacija. Tai jeigu jūs jau apsisprendžiate iš išorės uždaryti langą metaliniam žaliuzėm, tai tikrai tas montavimas negali būti ant 2 varžtų ant putplasčių. Reikia pasirūpinti ir tinkamų montavimų, ir tinkamą apsaugą, ir šiuo atveju aš vis dėlto siūlyčiau tai daryti iš vidaus. Tai daryti statant namą. Jeigu jūs statot namą, tai apie tai pagalvoti iš anksto, tą galima padaryti iš vidaus ir tai atrodys estetiškai ir bus žymiai sunkiau patekti. Išlaužti galima viską. Išlaužti galima viską, viskas ribojasi į laiką. Kuo daugiau laiko jums užtruks laužyti tam tikrus ar tai žaliuzės būtų, ar tai langai, ar tai durys, to didesnė tikimybė, kad arba nusikaltėliai pagalvos, kad neverta, arba pabijos, arba kaimynai pamatys ir panašiai. Montuojant signalizaciją svarbu yra nepamiršti 2 aspektų. Visų pirma,
kaip aš susidūriu su tokiam, su signalizacijom, tai dažniausiai montuojama yra išorėje. Antram aukšte yra montuojamas garsiakalbis, ten garsinė signalizacija ir veikia tik tai išorėje. Jeigu jūsų namas yra pasirinktas taikiniu, tai jis bus patikrintas, po kiek laiko atvažiuoja arba kažkas sureaguoja į signalizacijos suveikimą. Šiuo atveju turiu labai geros patirties, mano draugas, taupydamas pinigus, sugalvojo labai gerą būdą. Yra iš tikrųjų signalizacija montuojama viduje. Be jokių laidų, be jokių specialių įrengimų, tiesiog jis yra prisukama viduje prie lubų, atrodo balta dėžutė, bet jį duoda tokį neįgiamą garsą, kad kai jis man rodė, mano noras buvo kuo greičiau pabėgti iš to namo, kadangi iš tikrųjų žmogaus ausis netoleruoja tam tikrų bangų, reiškia, to garso ir ta signalizacija buvo tam ir padaryta. Tai jeigu montuojat signalizaciją, nepamirškit, kad turi veikti viduje, kadangi tai įvaro papildomą stresą nusikaltėliam, jie tada pradeda skubėti, nes jeigu namas jūsų yra apšiltintas, jeigu namas jūsų yra tinkamai pastatytas, jeigu jisai atitinka visus Lietuvoje nurodytus standartus dėl triukšmo lygio, tai veikianti laukia signalizacija jam net nerūpės, jis net jos negirdės. Tai pasistengkite taip, kad vykdant nusikaltimą jis jaustųsi kuo labiau nejaukiai, kad jam viskas trukdytų. Tokiu būdu jis greičiau pasišalins ir mažiau išsineš daiktų. Įmanoma be abejo ir išvengti signalizaciją, tai užtenka atjungti elektrą, ne? Reikia žinoti, kur yra elektros įvadas. Reikalavimai dabar tokie, kad elektros, reiškia, skaitiklis, nuosavam name, sakykime, turi būti išorėje, taip, sklypo išorėje. Tai vienas būdas. Kitas būdas bute vėlgi irgi. Dažniausiai kažkodėl žmonėm atrodo, kad, kaba tas saugiklių dėžutė, taip, bendroji laiptiniai. Nežinau, kaip ten naujuose namuose, bet senuose, taip. Saugiklio dėžutė yra bendroji laiptiniai, ten pat yra skaitliukas, atėjau, išjungiau ir viskas. Ir visa signalizacija nebeveikia. Todėl jeigu perkat, jeigu jau investuojat 400 litų ar 800 litų, tai nepagailėkit dar 200 litų nepriklausomam akumuliatoriui, kuris veiks bet kokiu atveju, yra elektros energija ar nėra. Jeigu jūs turite tokią galimybę, jeigu tai nėra jums didelė finansinė našta, įsirenkit signalizaciją visada. Ar jūs gyventumėt bute, ar jūs gyventumėt sodo namelėje, sakykime, signalizacija tai yra dirbtinis šuo, kuris atkreipia kitų dėmesį. Kuo daugiau dėmesio jūs atkreipsit, to mažesnė tikimybė, kad jūs neteksit savo brangių daiktų. Tai jeigu turite tokią galimybę, būtinai tą padarykit. Signalizacija yra labai geras dalykas ir valgyti neprašo. Vienas užraktas nepadės. Kuo daugiau užraktų, to geriau. Geriau 3 blogi negu 1 geras. Nes jeigu yra vienas užraktas, jį vis tiek pabandys sulaužyti. Jeigu keistumėt užraktą, iš tikrųjų pagrindinis aspektas yra ne raktą pakeisti, o pakeisti užrakto schemą, užrakto tas fizinės savybės. Jeigu jūs turite laiptinį 4 duris su tokiom pačiom spinom, tai jums nereikia nueiti į parduotuvę, nupirkti, kad būtų kitoks raktas. Nupirkit kitokią spiną negu kaimynai. Pametus raktą galite nieko nedaryti, jeigu turite kitus raktus, nes nebent pamesit raktą kartu su savo namo arba būtų adresu. Iš tikrųjų, nėra sudėtinga gauti tą raktą ir jūsų raktas teoriškai niekam nereikalingas. Kadangi žinot, nuo kokių durų jis, tai galimybės tokios nėra. O jeigu jūs nueitumėte į Kalvarijų turgavietę šeštadienį, jūs pamatytumėte ten tūkstančius ten arba 10 000 parduodamų įvairiausių tipų raktų po vieną. Ir jeigu turit kitus raktus, nieko nedarykit. Niekur nepalikinėkit rakto. Jeigu bijote pamesti, palikite kaimynui. Turbūt. Jeigu pasitikit. Palikite kaimynui raktą, palikite mamai, palikite tetai, palikite kažkokiam giminaičiui atsarginį raktą, bet nereikia jo kaišiot bet kur ir galvot, kad čia tai jau niekas tikrai nesuras. Nes taip nebus. Vienintelis būdas, kad iš jūsų būto neišneštų
jūsų auksinius papuošalus, briliantus, nežinau, deimantus, yra padėti jį į banką, bankų seifą. Tada išneš iš bankų, bet jau ne iš jūsų namų. O jeigu jūs tai padėsite seifą, be abejo smagu, tik tai žmonės dažniausiai pamiršta, kad seifą irgi galima išnešti. Tai jeigu jau sugalvojate įsirengti seifą, jeigu jūs norite, kad tai būtų saugu, visų pirma, apie jį niekas neturi žinot, visų antra, jis turi būti tinkamai pritvirtintas. Jeigu jūs nupirksit, neįvardinsiu dabar kokiai parduotuvėje, bet seifą už 200 litų su labai gražiai šviečiančiai įvairiom spalvom kodinė spyna, nu tai vat ir pavogs iš jūsų ir seifą, ir kartu viskas, kas ten guli. Nes jis yra lengvas, paimsit seną, rusišką, gerą techniką, tai yra konservų atidarytuvą ir to viskas pasibaigs. Be to, ne vienas tas seifas, kuris dažniausiai, kurių kaina ten yra labai juokinga, yra visose prekybos centruose, neatitinka nei ginklų laikymų taisyklių, nei, sakykime, elementarių saugumo reikalavimų. Tai yra tiesiog pigus daiktas apsaugantis nuo vaikų, o nusikaltėliam tai nėra problema. Yra labai daug pavyzdžių ir buvo irgi sulaikyta tokia grupuotė, kurių veikimo būdas buvo užeiti į namą ir išnešti seifą. Būtent užeiti į namą ir vogti seifus. Jie daugiau nieko neimdavo. Nei kompiuterių, nei auksidirbinių, nieko. Jų vienintelis tikslas buvo išnešti jūsų seifą. Visus daiktus, nesvarbu, kur jūs ten juos laikysit, ar tai seifė, ar tai banko seifė, ar tai pas močiutę. Jeigu yra tokia galimybė, arba jie neturi serijinių numerių, tai pažymėkit. Pažymėkit, nufotografuokit. Prašau jūs, nufotografuokit, kad jeigu nedaug dievė kas, ar pamesit, ar pavogs, kad nupaišysit man toks gražus geltono metalo su žalia akutė. Man kaip vyrui tai nieko nesako. Galbūt pusė mūsų skyriaus moteris įsivaizduos, koks buvo nustabus ir gražus tas žiedas. Man tai nieko nesako. Jeigu aš pamatysiu jį, tada aš galėsiu nueiti į lombardą, tada aš galėsiu nueiti į turgų, į aukso supirktuvo vietas, dar kažkur tai ir palyginti. Tai yra tas ar ne? Tai jeigu galit, nufotografuokit. Visos priemonės yra geros, visos priemonės jums vienaip arba kitaip padės. Neapsaugos nuo vagystės, tai sumažins nuostolius, neapsaugos nuo įsilaužimų, tai bent apsaugos nuo vagystės, bet nepamirškit ir apsidraust. Apsidraust, viskas turi būti kompleksiškai padaryta. Įrenginėjat butą, tai aišku, labai smagu, kad būtų baldai supiriniai, kad būtų indai ten cepteriai arba ten panašiai, neįsivaizduoja kokie, kad būtų papuošti ten auksiniam gėlytėm peiliai ir visa kita, bet nepamirškite elementarių dalykų. Tai yra, apsaugokit savo langą, apsaugokit savo balkonų duris ir įrenkite signalizaciją visų pirma ir be abejo apsidrauskit. Ne po to, kai jūs apvogs, kad dabar tai jau tikrai apsidrausi. Nes šitą frazę aš girdžiu nuolatos. Ir galvojaugi apsidraust. Tai negalvokit. Eikit, apsidrauskit ir tada jau ramiai miegokit.